Sveiki visi, šį kartą atvykau į Birželių dvarą. 20 amžiaus trečiajame dešimtmetyje Birželių dvaro savininku minimas Mykolas Kerbedis. Pastarajam mirus dvarą paveldėjo Felicija Kerbedytė. 1927 metais 41 hektarą žemės ir dvaro pastatus iš Felicijos Kerbedytės Tiškevičienės Riomerinės nupirko Antanas Kranauskas. Internete labai mažai pavyko rasti informacijos apie šį dvarą. Tad tiesiog pasivaikščiosim ir pažiūrėsim, kas čia yra. O man įdomu tuo, kad medinis pastatas kaip ir dvaro. Priklausiniai mūriniai tiesa, bet pats pastatas dvaro medinis. Ir čia aplinkui statinių visokiausių labai daug, tiesą sakant. Daiktukai mūriniai. Labai gražus papuošimai mediniai viršuje. Bent jau buvę gražus kadaise. Vat ką tik į šitos krūmus įlėkė jaunas lapiukas. Nespėjau filmavimo mygtuko paspausti ir pasislėpė. Bet toks gražus. O šitas priklausinys, kaip spėju, čia buvo dvaro priklausinys, įdomus tuo kryžiumi viršuje. Jis primena vokišką kryžiuočių kryžių arba Wehrmachte naudotą kryžių ant karinės technikos. Aplinkui laukai, gražu. Viena kita sodyba. Ir dvaras Birželių. Aguonų metas. Na, čia žvėrių netrūksta. Pasibaidžiusi stirna iš krūmų išbėgo dabar. Jiems drumsčių ramybė čia gamtoje. Tokia kiek niūroka realybė šių laikų nykstančių dvarų. Nesakau, kad visi yra tikrai restauruojamų, prižiūrimų, bet dalis dėja nyksta ir lieka žvėrelių prieglobsčiu arba augalų.